Laikas kartoti mums šitą darbą, todėl kad vešime mėšluką. Reikia gal per šią savaitę išsivežti. Biški rekomendaciją pataisom. Norėjau numuilinti darbą vieną, bet nepavyks. Reikia gerai įmerkti. 15 litrų yra mažai į tokį plotą. Tai sakė, palaistygi normaliai, negailėk. Tai mes padauginsim puslitrukas ant laistytuvo. Ir pažiūrėsim, kiek čia gaunasi puslitris. Tai čia 30 litrų, ten 60. Tai jau daugiau gausis. Tai riebiau užpilsma. Taip va. O! Va šitai va bus gerai. Va. 10 litrų į vieną tarpą, tai 30 litrų į vieną tarpą, tai čia 30 kart 4. Va ir dar daugiau gavosi nei planavau, tai palaiščiau. Nebenupurškiau, o palaiščiau. Tai vadinasi, nes vis tiek, čia pusmetris tai yra mėšlo, tai reikia, sakė, įmerk, negailėk. Kuo stipriau įmerksi, tuo giliau nukeliaus visas šitas daiktas, probiotikai šitie. O lauke, kaip suprantat, nebūtina įmerkti gerai, todėl kad lietus įmerkia. Tai tik taip pašlapinam, pašlakstom, o taip. Ir viską mums lietus padės. Kaip šito daikto veikimas pasireiškia, tai taip, kad staigiai, kaip staigiai, suminkštėja visi šiaudai, mėšlai visi, jau net sunku vaikščiot, sminga kojos. Tai vadinasi, veikia. Šito gėrio su mėšlu susitvarkyti galit nusipirkti probiotikai.com. Va tokio daikto.